Konsultavimo tarnybos mokymų centre Agroakademija organizuota konferencija Inovacijų diegimas pieno ūkiuose pasinaudojant ES finansinę paramą. Informatyvaus renginio kulminacija – modernaus specializuoto gyvulininkystės mokymų centro atidarymas. Prasideda naujas programavimo laikotarpis, kuris yra charakteringas tuo, kad po 20 metų valstybė turės labai jau minimalius instrumentus įtakoti pokyčius arba kryptingai veikti ūkiuose pasikeitimus. Kadangi liks tik tai tiesioginės išmokos, modernizavimo priemonės bus su 19-20 metais baigtas ir čia iškyla klausimas inovacijų. Ūkiai neatsiranda iš lygioj vietoj ir be jokios, sakykime, postumio arba impulso. Inovacijos tai yra efektyviai įgyvendinti mokslo rezultatai. Inovacijos tai yra technologinio proceso metu sudėta mokslininkų, gamybininkų, konsultantų pastebėjimai ir sprendimai. Konferencijoje pranešimus skaitė, patirtimi bei įžvalgomis dalijosi Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, konsultavimo tarnybos Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai. Renginio metu prieita bendra išvada. Šalies pienininkystės ūkiai, norėdami išlikti rinkoje, privalės būti atviri inovacijoms, tiek technologiniams, tiek ūkio valdymo, atsižvelgti į ūkio ekonominius rodiklius. Tikslinga, kad mes susirinkom į konsultavimo tarnybą, kuri labai jau senai rimtai imasi šitos problemos gyvulininkystės, kurias mūsų laukia ir ateityje, kurios buvo ir yra. Ir nemanau, kad gyvulininkystė be mokslo gali judėti į priekį. Konsultavimo tarnyba nuolatos dirbdama su ūkininkais pastebėjo kvalifikuotų pieno ūkio darbuotojų trūkumo problemą. Jai spręsti buvo įkurtas gyvulininkystės mokymų centras, kuriame šiuolaikiškos įrangos bei specialistų dėka bus ruošiami pieno ūkiuose bendrovėse dirbantis darbuotojai, žemės ūkio mokyklų studentai. Mūsų šito centro tikslas būtų gerinti bei kelti ūkininkų ir ūkio darbuotojų bei savo konsultantų kvalifikaciją, pritaikant ir panaudojant naujausias žinias gyvulininkystės sektoriuje. Mes esame įsirengę ir norime parodyti naujausias šiuo metu esančias technologijas. Tai būtų melžimo tandemo aikštelės fragmentas, karuselės fragmentas, taip pat gyvūnų gerovės keletas elementų. Eksperimentinėme ūkyje yra statoma 120 vietų melžiamų karvių ferma. Tenai bus įrengti robotai. Sėdėdami šitoje klasėje mes galėsime matyti viską, kas vyksta būtent fermoje. Tai galime stebėti ir šėrimą, galime stebėti robotizuotą melžimą, visą tai mes galėsime matyti. Mes jau pradėjom įgyvendinti šį projektą, vykdom ir teikiam paslaugas būtent naujais diagnostiniais laboratoriniais įrankiais. Čia matome mūsų mobilios laboratorijos elementus, tai būtų konkrečiai pieno kokybės gerinimo tyrimo aparatai, biotikų nustatymo prietaisas, taip pat somatinių ląstelių skaitiklis, pieno rodiklio analizatorius, kurio galėsim pasitikrinti pieno kokybę ir taip pat progesterono kiekio matuoklis. Pieno ūkyje melžėjai vaidina labai svarbų vaidmenį. Pažangios technologijos su kiekvieną dieną vis plačiau ateina į Lietuvą ir šiai dienai labai intensyviai ūkiuose diegiami melžimo robotai. Ir visą laiką aš tokį dalyką patiems pieno gamintojams sakau, ūkyje mes turim gerą, sąžiningą melžėją, jeigu to neturim, kita kryptis, turim rinktis melžimo robotą. Pati melžėja kiekvienais metais vis turi išmanyti ženkliai daugiau. Ne tik kaip uždėti melžimo aparatą, bet jinai turi išmanyti ir pačią gyvulio fiziologiją. Turi labai gerai suprasti, kaip dirba melžimo įranga. Kadangi kiekvienais metais vis įranga tobulėja, ateina vis pažangesnės technologijos. Todėl melžėja yra labai svarbus faktorius ir nuo jos labai priklauso ne tik kiek pieno melšim iš karvės, bet ir visas bandos sveikatingumas ir tešmens sveikatingumas. Naudokime progą, naudokime programavimo laikotarpiu, kad pas mus Lietuvoje ne tik dobilai žaliuotų žalinimo priemonės būtų gyvendintos, bet ir vaikščiotų gražūs, produktyvūs gyvuliai.